Kačerginė. Po pertraukos ilgos. Nebus taip ramu, čia matau man. Oho. Bet tai sugaudo baisiai. Nu, sugaudo, tik tai žvydo nesugaudys. Na, snapį, žinai. Tai nepersisteng. Bet jau kad mergaitės, kaip matote, šiandien su manimi dviratininkas dabar jau reikia pasakyti. O kadaise buvo ne dviratininkas, o stipriausios lenktynių serijos Lietuvoje organizatorius Giedrius Šepkus Gyja. Sveiki. Aš matau, kad tu jau įsijauti į vairavimą ir jau net ir kalbėti nebereiksi, ne? Jo. Nežinau, padangų slėgio, tai nepersisteng pradžiai. Kačerginiai tu jaučiu nebuvęs... Buvau praeitais metais, spėkit... Ant su mašina. Dviračiu. Jėtau kokią snapį. Nu, jinai snapi visiškai. Bet trekšino, žinokit, mes nebūtume net įvažiavę į trasą. Tai tą ką planuoja, čia biškai dar vietom, tai Kačerginė lygi, tu tą jau turėjai savo užpakaliu pajausti literaliai. Taip. Koks buvo jausmas mint per Kačergą? Labai geras buvo jausmas minti, iš tikrųjų emocinis buvo momentas, nes su dviračiu sustojau starto vietoje ir pradėjom minti. Jonas Šiaudikis mus čia įleido, tai labai ačiū jam. Bet tu organizavai ar tu dalyvavai? Mes šiaip atvažiavom čia. Tiesiog? Pasivažinėjimas buvo iš Kauno, atminėm čia ir praminėm porą ratelių. Okei, supratau. Tai buvo biškai emotional, ne? Jo, kažkaip buvo. O dabar yra? Dabar yra kaifas. Nu. Klausai, o kada tu paskutinį kartą pats mašinų lenktyniai dalyvavai? Čia jaučiu nemažai metų, ne? Jo, šiaip net neatsimenu. Wow. Senokai. Bet nesi tas lėtas vairuotojas, kaip aš jaučiu. Nu, stengiuosi, bet esu visiškai average Joe. Šiaip palyginus. Esu laimėjęs Time Attack 2007 metais, todėl, kai neatvažiavo du greiti revediečiai antrą dieną. Tada laimėjau ir tada užsikrečiau. Kažkaip jau galvojau, kad aš čia esu baisus sportininkas, bet kaip paskiau parodė praktika, tai jau tiesiog man buvo pasisekę. Okei. Nu, neatrodo, kad labai čia pasimetęs jaustumės. Tai Linai, ką tu sugalvojai man papasakoti? Aš sugalvojau, kad kadangi tu neateini žiedo organizuoti, aš tas 2 kartus jau gražiai prašiau, o aš kažkaip noriu, kad tai vyktų, tai atėjau ir pabandysiu pakartoti jūsų sėkmę, kas yra turbūt palei neįmanoma, žinai. Bet vat gegužės 23 turim pirmą renginį, bandom visiems sukelt nostalgiją ir einam pagal formulę, žinai, kad bandom tos pačius žmonės surinkti tą pačią vietą ir tikėtis, kad gausis panašus bent jau vaizdas. Tai toks yra planas, turim sugalvoję visokių naujų klasių ir panašių dalykų. Bet man reikia patarimų, žinai. Tai vat kamantinėjau visus tuos, ką pažįstu, kas geriausiai gaudosi. Ir, žinai, tu turbūt geriausiai žinai, ką reikia padaryti, kad lenktynių serija būtų tokia sėkminga, koks Verstappenas buvo. Tai vat klausimas tau, kaip tu manai, kas buvo tas esminis cinkelis? Ar gal yra keli esminiai cinkeliai, kurie lėmė, kad Verstappenas 10 metų tiek širdžių sėkmingai buvo sužavėjęs? Jo, tai mes turim 3 komponentus čionai, tokius 3 publikas, tai dalyvius, žiūrovus ir partnerius, kuriuos turi visus patenkinti. Tai turi ieškoti, kas jos labiausiai trivina, žinai, tai... Bet čia toks kiaušinio ir vištos žaidimas, žinai, nes šiaip masiškumas, mes bent jau taip galvojam, faina žmonėm būti su žmonėmis ir tipo
ir visus surinkti į vieną vietą ir čia apturėti gerą laiką. Ir plus dar mes esam laisvalaikio biznyje, jeigu taip galima sakyti, tai ir turim pasiūlyti žmonėm kokybišką laisvalaikį. Tiem, kurie išleidžia didžiulius pinigus ruoždami mašinas ir lenktyniaudami, jiem gerą experience'ą, tiek žmonėm atėjusiam. Todėl, jeigu kas atsimena tą slapą, tai ten tokį balaganą gerą, įvairiausių veiklų ten, žinai, ne vien tik žiedinės lenktynės, o voverytė, nebėk. Voverytė? Jo. Okay. Tai siūlėm, žinai, kuo daugiau fainų dalykų. Ten, ralistai, drifteriai, žinai, katastrofa, kapas, viską, kad būtų toks fainas bardakas, mielas ir kad žmonės ir ant to dopamino tokio sodinom, kad visada turi būti veiksmas ten non-stop. Jeigu atsimeni, vaikėdavom jūs tenai, kad kuo greičiau trasą tvarkykit, papriešat, nes turit važiuoti, žinai, jokių užlaikymų. Okay. Bet tu žiūrėjai į lenktynės kaip į performance, kad ateina žmogus pažiūrėti, ar show must go on ir visada turi būti judesys, ar, kaip sakyt, sportas yra sportas ir jisai yra visoks. Į ką tavo fokusas buvo labiausiai? Fokusas buvo Šiaip tai fokusas buvo, jeigu taip iš komunikacinės pusės, tai aš supratau, kad žmonėms patinka žmonės ir mes iš savo tų per dalyvius pasakodavom istorijas žmonių. Tai pavyzdžiui, ir ryškiausias pavyzdys, greičiausias dantistas Lietuvoje, odontologas, žinai. Jonas Poškus. Tada visiems aišku, jisai, žinai, tada toks fainas, jisai veikia su to baltu halatu veikiausiai. Tai toks, net be halato atrodo, kad jisai su halatu vaikšto. Jo. Dantis per baltį tokie, įtartinai. Tai šitas, tai paskiau ten visokių kitokių, žinai, važiuodavom tą garage story, žinai, daryti, tenai papasakot hebrą, žinai, ir kalbėdavom ne tik apie techniką, bet ir apie jų gyvenimą, nes, tas istorijos kūrimas yra labai svarbu. Nes žmonėm įdomus žmonės, ne vien tačios. Pats populiariausias žurnalas Lietuvoje. 4 ratai? Tuoj bus 4 ratai. Jo. Jūs tai darėte 10 metų, ne? Tu man atrodo kažkaip ten nuo pačio pirmo prisijungiai, ten kažkaip Speedas buvo. Ir paskui atsirado tas Festla pavadinimas ir jisai prilipo. Jūs, atsimenu, tais lūpdažiais pravardžiuodavo, lenktynių lūpdažiai, nes jūs daug spalvų atneždavote ir daug dramos. Ir per tą dramą ir aš atsiradau, nes jums ėmė ir vieną dieną prireikė teisėjų. Kaip manai, tas momentas, kad jūs turėjot konfliktą su senamadiška tuo metu federacija, iki tiek, kad gavot baną, tai padėjo vystyti lenktynių seriją, ar jūs gavotės tokia Rebels? Tai jo, aš tai manau, kad padėjo, bet mes, ten vertybių sistema visai kitokia ir mes dabar dar labiau išaiškėjo viskas, nes buvo Furmanavičius tuo metu prezidentas ir mes dabar matom, kas tai yra per žmogus jau visiškai ir dabar jau niekam nereikia aiškinti ir... Sakai, žiedininkai tą sužinojo anksčiau negu likusi publika, ne? Turėjau su reikalų, jis atsimenu, man skambina, sako, jau mato, kai negali mūsų nugalėti, žinai. Skambina, sako, tai geriau, tai kokios šitą pozicijos reikia, čia teik, žinai, ten kažką, sakau, nereikia, sakau, reikia, kad tiesiog jūsų čia neliktų. Tai užtruks. Aš sakau, tai gerai, palauksim. Tai ilgai netruko, tada jisai jau buvo iškitaudilas. Greituoju būdu, ne? Jo, tai tas kaip buvo, padėjo tas Rebel dalykas, aišku, visada faina. Bet paskiau, žinai, praeina tas Rebel, tada tu turi jau įrodyti savo darbais, kad tu esi vertas kažko. Tai aš manau, kad kažką įrodėm, žinai, biškiek. Aš švelniai tariant sutinku. Klausyk, o pats nepasilgdavai lenktyniavimo sėdėjimo už vairo? Nebuvo momento, kad, man organizuoti smagu, bet
bet norėtųsi badonką pačiam pasukiot. Neturiu tiek pinigų. Pasakė, bičias su karboniniam dvirkom. Tai jo, tai žinai, bet... Manai, kad autosportas vis dar brangus, jūsųgi buvo targetas padaryti jį prieinamą. Jo, tai mes maksimaliai kiek galėjom, kiek stengiamės, žinai, numažinti, bet vis tiek jisai yra ganėtinai brangus, palyginus su dviračių sportu. Okay. Jeigu dabar, kaip pasakyti, apsiverstų, turbūt jau reikėtų tokio, žinai, epiteto, apsiverstų to gyvenimas, nuspręstum, kad nori grįžti į mašinas, nori važiuoti. Ką į autogidą suvestum? Kokią mašiną ieškotum? Man? Važiuoti trasoj, ta prasme? Važiuoti trasoj, jo. Kokius statusus suvestum į autogidą, kad pratęsti savo karjerą? Geras klausimas, ne? Geras klausimas. Žinok, Linai, aš ten kaip exitinau, tai žiauriai iš to viso. Aš net iš tikrųjų nelabai domiuosi mašinomis dabar. Tai... Bet tu hondistas buvai, ne? Aš buvau hondistas. Civikėlį kokį turėjai, ne? Jo, turėjau civikėlį, turėjau Integrą, Type-R. Integrą? Jo. Kur greitai labai motoras ten baigėsi, ne? Fondas, žinai. Klasikinės. Tai nežinau, tai gal iš tas, žinai, iš Legacy galbūt Civica Type-R, ten jie ten turbininių dabar pasidarė, nežinau, nors priekis varomas. Priekis varomas, ne? Man atrodo. Bet šitą Supra gerą, paimčiau, žinok, jeigu. Paimtum? Bet virką, žinok, nedėl paimtų. Ant stogerio bent limtų. Stojam. Ok. Tu ir dalis tavo komandos išėjot į dvirkas, nes, nemažai tų pačių žmonių matau kartu. Ar ta patirtis, kurią jūs susirinkote darydami Festlapą, jinai prisitaikė prie dvirkų, ar ją reikėjo kažkaip adaptuoti, ar tai popšė nesusiję dalykai? Tai yra susiję dalykai. Iš principo, ganėtinai nemažai dalykų ir patirties, ką čia sukaupiau dviračiuose, įgyvendinau. Tai tas pats laisvalaikio verslas, žinai, biznis. Žmonės ateina tiesiog gerai praleisti laiką ir dzin su kuo, ne? Be abejo. Įrankiai tik skiriasi, ne? Įrankiai skiriasi, jo. Čia tik tai galbūt laiko tu dviračiuose skiri daugiau savo motoro tobulinimui, tai yra savęs, o automobiliuose turbūt biudžeto surinkimui, tai toks atskirtimas. Ai, sakai, dviračiuose galėjai išmint, o automobilių sportą visiems reikės išleisti, ne? Tai reikės kažkiek tai išleisti. Čia adrenalinas greičiau kikina. A ne? Bet čia saugesnis sportas, ne? Nenugriusi. Esu kačargai su dviračiu gerai išsitieškęs verandą per visą ranką. Nes ten, jeigu jau kažkas nutinka, tai neskardos kenčia. Taip. Grubiai tariant, su bumperį priliečiau, bet tada krenti ant šono. Ai, aš jaučiu traumų turbūt visokių daugiau, ne? Aš tai tik tai odos dalykai. Nieko baisaus, ne? Jo. Ok, grįžtam prie Festlapo. Kokia yra įsimintiniausia tavo akimirka iš tų laikų? Įsimintiniausia, tai turbūt mūsų didžiausias eventas, didžiausias renginys, kur nesupratom iki šiol, kodėl ten tiek daug žmonių. Aitvarų šventė? Aitvarų šventė, kur užkimšom visiškai, buvom nepasiruošę tam, tad piktinosi žmonės, suprantama, bet mes neprognozuojamai daug žmonių suvažiavo. Gal tikrai iš tikrųjų dalis žmonių išvarė į Aitvarų šventę ir atvažiavo čia. Pasiklydo. Ir atsirado lėktuvėse. Tokia, žodžiu, žmonės atvažiavo, tam 2 valandas prastovėjo eilėj, atvažiuoja prie bilietuotojų, sako, tai kur čia Aitvarų šventė ir Aitvaras jiem guli šitai ant palangės.
Sako, mėlėjai, čia ne durų šventė, čia automobilių varžybos. Ir jie tokie susižvalgia, kadangi tiek prastovėjom, varom automobilių žiūrėti. Okay. Tai šitas, tai žinai, taip. Bet dėl to, kad tai buvo daug streso, tiesiog žiūrėjai, širdis dainavo. Ta energetika kažkokia, kad jau atėjo 11 valanda, kai jau ten pradeda pikinti žmonių ir matom, ir ten prie visas racijas sako, čia viskas kiaušasi, jau čia ateina ir aš užlipu ant scenos ir tada matau, tikrai jau jūra žmonių tenai, ta prasme, buvo crazy ir tai vienintelį, ką suvedėm, aš taip suvokiau, tai buvo pilnatis tuo metu, tai gal kažkaip ten, nes ten buvo tokia orgija, kad, baisu tenai. Orgija, okei. Jo, ten paskiau žmonės tiesiog išvažiuodavo, žinai, ten šėryklą naktį vykdavo, paskutinis momentas. Tai žmonės žiūri, kažkas po trasą tada važinėjo, tada tiesiog random hebrutė, žinai, ten atsisėdusi ir čia važiuoja. Tai kol aš jos ten pabijau su Nisanu Navara, žinai, ten tipo... Gerai, kad nesudvirka. Jo, tai sakau, ką čia veikia? Tai nieko važinėjau, žinai, čia kažką plyšį rado, pravažiavo. Okay. Tai kol išvijau, žodžiu. Tai tokia geras balaganas buvo ir 8,000 iš viso. Žmonių tenai, skaitant dalyvius, aišku, ne tik žiūrovai, bet, tiesiog, ta masė, tai... Kad Čerkinėje nematė tokius skaičius, manau, kad niekados. Jo, ir tada mūsų dakaristas Vanagas irgi tada buvo. Sako, čia pas jūs tokia šventė, sako, kaip Christianija, žinai, Kopenhagai, kur tenai. Taip, sako, sako, net jeigu, taip, Zana sako, jeigu net žmogus čia mirtų, taip, tai sako, nieks per daug ir vyktų šaumas galvom. Okay. Taip, na taip. Okay. Aš matau, tu jau apsipratai, biški. Džiūsta, biški. Manau, sveigo šimkai per daug yra. Jo, tai jau sušilo tikrai. Čia reikėtų sustot pasimažinti, bet gal neužsiveskim. Klausyk, o yra kažkoks momentas kritinis, kur pagalvoja, oh my god, ką mes čia darom, žinai, ką mes čia užkūrėm. Turi kažkokį, prisiminimą gal baisesnį, kuris tave kaip žmogų, žinai, paveikė. Jo, buvo momentas, kai mes, žinai, darėm ir tas renginys pūtėsi ir vienu momentu, mes buvom taip kaip atsipalaidavę, gal ne. Tiesiog jisai pūtėsi, viską didėjo, bet mes nespėjom patys tobulėti ir tada mūsų narė Agnė Markelytė tokį moralą atrašė. Sako, Gedriau, Hebra, tipo, sako, kas čia per bardakas, čia nieko nesutvarkyta ir taip toliau, nes mes iš tokio, žinai, inercijos ten. Ir tokio geros kritikos padavė strėlės, atsimenu, net nuėjau paverkti prie ąžuolą. Okay. Ačiū renginio pačiu metu. Jo, po pasibaigus renginį ten tokį debriefą padarė. Tai po to kažkaip jau tada rimčiau pradėjau žiūrėti. Tai kažkurio momentu virto tavo profesija iš esmės, ne? Tu tapai to Mr. First Lap. Jo, nes ten jau skiriau normaliai laiko. Tai mano paskutinis oficinis darbas, tai ten buvo, aš ten imituodavau darbo, eidavau į sandėliuką su Daru Jonušiu diskutuoti, kaip, žinai, tenai. Ai, Darius buvo tavo mentorius? Kaip jisai ten reikalavimus, žinai, aiškino, kėlė ir taip toliau. Okay. Ta prasme, eidavau, žinai, sandėliuką kalbėti darbo reikalais, žinai, o darbas, tai, sorry, Chili Holdings, mano paskutinė darbovietė. Okay. Klausyk, kaip pasakyti, prisėmiau šitą dabar kardą virš galvos, kad reikia kažką padaryti, kad kažką reikia padaryti gerai. Kaip tu manai, kas buvo tas esminis faktorius? Ką turi orgas padaryti, kas yra orgo rankose? Ką tu turi padaryti, kad renginys išsirutuliotų į kažką tokio teigiamo?
Orgo patarimo man reikia. Na tai, kaip minėjau, patenkinti 3 pusės šito viso dalyko. Tai, kad patenkinti būtų dalyviai, kad žiūrovai turėtų ką žiūrėti ir suprasti, ką jie žiūri. Ta biškutuką edukaciją, žinai, bandėm daryti, užkomentuoti gerai. Video, ten tuos racing analysis darydavom, kad paaiškinti, kas vyksta įvedimo tokio. Tai va, o partnerius, man atrodo, tu moki pamaloninti, tai čia tau nieko nepasakysiu, pas mus partneriai gal buvo silpnoji dalis. Tai va. O. Jau tikrai sušilo padanga. Jau per daug sušilo padanga. Ok, atvarėsi gegužės 23 pažiūrėt, kaip man nesiseka? Jeigu nesiseka, tai atvarysiu, jeigu seksis, tai ne. Ne, aš nesitikiu, kad iš pirmo, žinai, gausis labai gerai, tai aš sakiau, bus labai fainai matyti, kad nors, žinai, vaikšto Čenkos dviračiu važiuojant, ten šūdas sumalėt. Čia ne taip reikėjo. Ne. Aš tik pasidžiaugsiu, Linai. Jei to pasiseks, manau, kad pasiseks, tiesiog vadovaukis mano patarimais ir viskas bus gerai. Man reikia to 5 žingsnių gaidų, žinai, kaip padaryti didžiausią festą Lietuvoje. Ok, suprasdamas, kad mums liko dar vienas filmavimas, o tavo azartas tik auga, aš noriu tau pasakyti ačiū, kad tada laiko šiandien atvažiuoti į lietingą Kačerginę ir netgi nesudvirka. Wow. O tikrai parodai, kad dar tikrai moki sukurti baronką. Ir tikiuosi pamatyti tave Vituro autoreive 23 gegužės. Vituro autoreivas gegužės 23! Ja! Oi, pala. Taip, iš jūsų. Tuo išdriftas. O, ja. Aš atsimenu tai mokinau čia driftinti. Vienintelis mano važiavimas, žinai, šitų drifto automobilių tavo buvo čionai. Mokinai, netgi vieną aštunkę padariau, bet gal vis tiek susimaliau. Šiaip driftas daug sudėtingiau negu iš šono atrodo, žinai, kas ten easy tiesiog. Kas galėjo pagalvoti? Bet vis tiek. Pala, švelninčiau, kad apžinių iškepint, jau iškepinom. Ai, Neskabėk. Ne, reikia dabar mes jau netuosi. Prasausinu. Žinai, va taip, švelniai. Jau ne tie metai, kad skubiai, žinai. Ne, faina. Gerai, tai ačiū tau, su jumis bičiuliai pasimatysim sekančiame epizode, o paskui 23 gegužės Vituro autoreive. Ate.